Sveiki visi, sveikinuosi servise 007, norėdamas pademonstruoti štai tokį gražų baltą šeiminį automobilį, Chrysler Pacifica, Preface'as. Vis daugiau ir daugiau jų pas mus dirbtuvėse atsiranda. Ir šiandien įkėliau į Facebooką ir dar vieną, neužilgo įkelsiu faceliftą. Na, žodžiu, tikrai pakankamai populiarus darosi modelis. 3,6 pentastaras, šiuo atveju 2017 metai. Viskas sklandžiai, viskas puikiai, pratestavom, pravažiavom, esam pasiruošę klientą atiduoti. Kaip matot, variklio skyriuje švaru gražu viskas, o apie komponentus kaip visą laiką truputį papasakosiu. Reiškia, pats valdymo blokas sumontuotas štai čia, Landirenzo Evo OBD valdymo blokas. Dujų reduktorius sumontuotas po akumuliatorium, Landirenzo Li10 Turbo Oversize galingiausia šio reduktoriaus versija be abejonės. Dujinės fazės filtras, slėgio davikliukas, Reilo IG7 Dakota dujiniai purkštukai. Ir čia turim skystos fazės filtrą bei dujų vožtuvą OMB BFC. Viskas pagal aukščiausios kokybės standartus, tefloninės dujinės žarnos, specialios apsauginės gofros, spyruoklinės sąvaržos, laikikliai, dujinės įrangos laidynas vėlgi adaptuotas kaip visada konkrečiai šiam variklio skyriui, tai reiškia, kad yra laidai sugrupuoti tarpusavyje, jie yra įvilkti į apsauginės gofras, tos gofros yra izoliuojamos, o kiekvienas kontaktas kaip visada yra lituojamas ir apsaugomas termokembrikais su klijais. Viskas sumontuota ir sudėliota variklio skyriuje taip, kad kiek įmanoma mažiau trukdytų variklio aptarnavimo darbam, eksploataciniam darbam. Lygiai taip pat, kad būtų visi tie mūsų komponentai pakankamai gerai matomi, prieinami. Tiek dujinės fazės filtras, tiek skystos fazės filtras bei dujų vožtuvas. Juos rekomenduojama visus aptarnauti kas 12 mėnesių arba kas 15 000 kilometrų. Taip, kad viską apgalvojam, paruošiam taip, kad visą tai būtų galima padaryti pakankamai sparčiai, greitai ir maksimaliai nebrangiai, pavadinkim taip, klientai. Tai apie variklio skyrių būtų tiek. Dujų perjungimo mygtukas, pridėsiu gal nuotrauką, bus sudėtinga parodyti, yra montuojamas centrinėje konsolėje, apačioje, greta tų 12 voltų dviejų lizdų. Gerai jisai ten dera, tai kai kada montuojam čia kairiau, kai kada kairiau vairą, na žodžiu, kur klientas pagėdauja, ten tą mygtuką ir perėjimą turi. Pildymas prie benzino užpilimo vietos, laikikliukai, nerūdijančio plieno varžtai, tam, kad jokių problemų nebūtų, tikrai patogu užsipilti, nereikia, į baltą automobilį padėti kažkur čia blyną užpilimo, nežinau, mažiausiai negražu būtų. Tai va, tai pildymas tenai, o balionai čia montuojamas toksai standartinis, pavadinkim, variantas, tai yra 2 balionai po 34 litrus, kurie yra montuojami antros eilės sėdynių susilankstymo vietose. Viskas va taip gražiai atrodo, be abejonės sėdynės jau į dugną nesusilanksto. Taip, kad kiekvieno kliento variantas ar tuos balionus montuoti iš čia, ar bagažinėje, taip jau pagal poreikį ir norus ir pageidavimams. Tai va, tai tiek apie kokybišką Landirenzo sistemą sumontuotą į Chrysler Pacifica. Jeigu kažką panašaus planuojate įsigyti ir ieškot kokybiškų dujinės įrangos montavimo sprendimų, kreipkitės, mielai padėsim. Ačiū.